O darbų vis daugiau ir daugiau. Rodos, nebeištversi kunigą, bet ir vėl prisimeni, juk tai tavo kelias. Tikintieji panoro susigrąžinti mieste dar vieną bažnyčią. Ir žmonės kreipėsi į prelatą Dulksnį. O Panevėžio vyskupijos kurijos, Panevėžio vyskupijos kunigų taryba ir Panevėžio miesto kunigai pateikė Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkui pareiškimą. Ištrauka iš šio pareiškimo. Mes prašome, kad miesto vykdomasis komitetas, nors ir iš dalies ištaisytų moralinę ir materialinę skriaudą padarytą tikintiesiems ir bažnyčia vėl taptų maldos namais. Tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių lėšomis suremontavę pastatą mes tuo pačiu prisidėtume prie kultūros fondo. Bažnyčia žmogaus sielai nemaža dalimi atstoja ir koncertų sales, ir paveikslų galerijas. Ji ugdo ir puoselėja žmonijos dvasingumą, ko taip šiandien stokojama. Ilgas kelias į Šventos Trejybės bažnyčią. Sudaromas bažnyčios komitetas. Kalba Šventos Trejybės bažnyčios komiteto narys Bronius Urbonas. Neturėjau gyvenime didelio noro artimiau susipažinti su dvasininkais, bet buvo lemta taip, kad šiek tiek artimiau susipažinau su kunigu Pukeniu. Mat 87 metais atsirado galimybė atstatyti sugriautą, išnaikintą nedolių ir laiko Marinavos koplyčią. Koplyčia tai buvo sunaikinta, taip suniokota, ištraukti karstai su palaikais ir plaškyti, sudaužyti, primėti tą kaulą mirusiųjų. Kad iš rankų nebuvo drąsos, nepasikvietus, nepasitarus su dvasininku. Ilgai svarsčiau, kadangi neturėjau pažinčių su kunigais, bet žmonės patarė kreiptis tuo reikalu pas Pukenį. Bet to žinojau, kad kunigas Pukenis yra gražiai atremontavęs Neivoliūnų parapijos bažnyčią. Net anais laikais sugebėjo įsivesti centrinį apšildymą. Kada teko dalyvauti kartą jo pamaldose, pilna bažnytėlė buvo žmonių, jaugningas pamokslas, todėl svarstęs nesvarstęs, nuėjau į kleboniją pas kunigą Pukenį. Mano vizitas iš karto buvo visiškai nevykęs, nes nepratęs bendrauti su žmonėmis, jo labiau su dvasininku. Aš atraportavau, kad bolševikai sunaikino visai koplyčią, išblaškė mirusiųjų palaikus, sudaužė karstus. Kunigas Pukenis mane nutraukė, kad tu čia, sako, pradėjai dar kokį šmeižtą išgalvojai. O tyliai papasakojo, atėjęs į kleboniją, turi garsiai pagarbinti, pradėti kalbą, kunigėlę atnešiau mašinėlę miščiomis, kad atlaikysit, o tik tai pradėjus galima tęsti kalbą. Mes pakartojom repeticiją, aš supratau, kad kaip bolševikai mus puikiai auklėja, kaip kalbėti, kaip elgtis su dvasininkais. O mes juos keitėm, pykstam, kad jie naikina tikėjimą. Žinoma, tas viskas kabutėse. Kunigas prižadėjo ir neužilgo atvažiavo jis slapčia, filmavo, fotografavo tą sunaikintą koplyčią. O kiek žinau, pavasarį jis pradėjo didelį darbą Barklainių bažnytėlės remontą. Barklainiai netoli buvo nuo
jo parapijoje netoli Nauliūnų. Jis labai puikiai suremontavo jį, kas įdomu, kad šitoj dideliam kaime, šitoj bažnytėlė, kada jį buvo sugriauta, jau 2-3 šeimos baigdavo kokių nors religinių pareigų atlikti kitas bažnyčias. Visi buvo susitaikę su to, kad jau viskas baigta ir jokio dvasinio poreikio jiems nebereikalinga. Kada teko dalyvauti Barklainių atstatytoj bažnytėlė kunigo Roberto Pukenio, iš tikrųjų pilna bažnytėlė buvo jaunimo, žmonių, jauglingas pamokslas. Visai vaizdas pasikeitė, buvo pasikeitęs. Laikas bėgo, šiek tiek jautėm laisvėjimą ir kunigas Pukenis remontuodavas Barklainių bažnyčią. Matyt, puselėjo mintį, kad reikia bandyti susigrąžinti Panevėžio mieste esančią realybės bažnyčią, kuri buvo pavirsta paveikslų galerija, anksčiau buvo atsarginių traktorių dalių sandėlys ir kas tik nebuvo iš jos daroma. Apleista apšepus, stovėjo vidury miesto. Kartą atėjo pas mane politinis kalinys Jonas Čeponis. Jis pasisakė, kad mes turime nueiti į kuriją. Yra parašytas raštas, nunešti teikti kurijos valdytojui. Tada buvusiam monsinjorui Dulksniui dėl susigrąžinimo realybės bažnyčios. Mes trise, viena moteris, priėmęs valdytojas kunigas Dulksnys, ilgai skaitė žmogus tą raštą, suvargintas, matyt, užgultas visos viskupystės įvairiausių rūpesčių. Jis ilgai svarstė, po to prabilo, kad tik išlaikytume mes tas 2 bažnytėlės Panevėžyje, o daugiau nėra galimybės nei kur kunigam gyventi, nei būtų kur susirasti. Žodžiu, pasirodė mums, kad ilgas ir beprasmis bus darbas tos bažnyčios susigrąžinimui. Tačiau kunigas Pukenis nerimo. Jis sudarė komitetą iš 20 žmonių, jam pirmininkavo komitetui ponia Inčiurienė. Ir jį, jos vadovaujami, mes po kiek laiko sugužėjom į Panevėžio vykdymo komiteto pirmininko Bečelio kabinetą. Su reikalavimu, su prašymu, kad grąžintų tikintiesiems atimtą bažnyčią. Nes Anelionis, tuometinis religijams reikalams įgaliotinis, buvo parašęs raštą, kad tos reikalus sprendžia vykdomieji miesto rajono komitetai. Pirmininkas Bečelis visai pasikalbinėjo, kad jis pasitars su partijos komitetu. Be to jis pradėjo pasakoti, kad ar verta, neturit jūs lėšų, neturit pinigų, kas atremontuos, reikia didelių lėšų. Žodžiu, mes nieko nepešė, apleidom jo kabinetą, turėdama viltį, kad vis tiek galgi, jis mūsų neišvarė, gražiai priėmė, kad galgi laiką jau krypsta į normalų gyvenimą. Po kiek laiko vis tiek komitetas, ką galėjo, tiek dirbo. Ne kartą ėjom vėl pas komiteto pirmininką, pas kitus tuo metu valdininkus. Jie pažadėdavo, bet jie surasdavo
vis įvairias priežastis, dėl kurių negali grąžinti. Vienintelė ir pagrįsta jų priežastis buvo, kad nėra kur patalpinti ten esančių paveikslų, nes jį buvo kaip paveikslų galerija. Ir kol nebus pastatyti rūmai paveikslams patalpinti, tol šitą bažnyčią nebus grąžinta. Tačiau po metų, gal pusantrų, matyti, jau bažnytinė hierarchija susitarė, kad vis dėlto bažnyčia buvo grąžinta ir kunigas Pukenis buvo paskirtas tos bažnyčios atstatymui. Iš tikrųjų, buvo likusios tik tai sienos, kas priminė dar bažnyčią bokštą. Daugiau viso buvo suardyta, nei salė, nei daržinė. Ir nuostabiai per trumpą laiką buvo iškaisti požemiai salės, taikytos laidojimai. Jeigu kas kiek yra susidūrę su statybos darbo, tai iš tikrųjų stebėtina, kad per taip trumpą laiką kunigas Pukenis sugebėjo ir šitą jau kelintą bažnyčią atstatyti, atremontuoti. Ir ant altorius iš naujo visą. Baigus šitos bažnyčios remontą, parapijos tikintieji pasirašė daugybę parašų, buvo surinkta iki 3000, kad kunigą Pukenį skirtų tos bažnyčios klebonui. Parašai buvo pristatyti bažnyčios hierarchijai, ir jie kiek padėjo, kad lėmė ar ne, bet vis tiek kunigas Pukenis buvo paskirtas už bažnyčios klebonui. Jis pos pradėjęs klebonauti, to jau ėmėsi, nebežinau, ir kelintos bažnyčios Marijonų vienuolyno bažnytėlis remontą. Taip pat tenai nieko nebuvo buvę. Ne tik bažnytėlis, bet ir visų rūmų tenai buvo su vienuolyno, Marijonų vienuolyno atstatymu. Sutvarkyta buvo aplinka, įrengti būtai ir nuostabiai trumpių greitų laikų. Istoriniai šaltiniai teigia, kad Panevėžio miestas turėjo jau būti įsikūręs 14 amžiuje arba 15 pradžioje. Pirmą kartą Panevėžio miesto vardą paminė didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras 1503 metais spalio 7 dienos rašte Ramygalos klebonui, o 1507 metais buvo baigta statyti pirmoji mieste bažnyčia priklausiusi Ramygalos parapijai. 16 amžiaus pabaigoje Panevėžio miestas pradėjo plėstis ir kairiajame Nevėžio krašte. 1727-28 metais Vilniaus kapitlos kanauninkas Kristupas be Lozaras pastatė nedidelę medinę bažnyčią, skirtą vienuoliams pijorams, kad jie mokytų vaikus rašto. Ši bažnyčia 1790 gegužės 12 dieną sudegė. 1803 metais pijorai pastatė naują akmens mūro bažnyčią, 34 metrų ilgio ir 16 metrų pločio, be bokšto, medinėmis lubomis ir grindimis. Po nepavykusio 31 metų skilimo caro valdžia uždarė bažnyčią ir vienuolyno gimnaziją, kuri jau turėjo apie 200 mokinių ir vedė griežtą kovą prieš rusifikaciją. 1847 metais uždaryta bažnyčia paversta cerkve. Tais metais jai pristatė 5 bokštą su kupolais ir pastatas įgavo bizantiškos stiliaus išvaizdą. 1915 metais rusų šventikas pabėgo iš Panevėžio, o vokiečių administracija dar delsė grąžinti bažnyčią katalikams. Pagaliau vokiečiai, pasitraukdami iš Panevėžio, atidavė bažnyčios raktus miesto burmistrui daktarui Vitortui, kuris juos perdavė kunigui Jonui Macijauskui. Atgavę bažnyčią katalikai ją pertvarkė iš lauko ir atnaujino iš vidaus.
Remonto bei įrašymo darbais daugiausia rūpinosi gimnazijos kapelionas kunigas Juozapas Ruškys. 1919 m. kovo 14 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas atšventino bažnyčią, atiduodamas ją Marijonų globai. Bažnyčia buvo 5 altoriai, didžiajame pagrindinis paveikslas Švenčiausioji Trejybė. Prie bažnyčios durų pilioriuose įmūrytos 2 marmurinės lentos, kuriuose buvo įrašai: žuvę už laisvę 1918-23 metų laikotarpyje 4 pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Mindaugo pulko kariai. Antrojo pasaulinio karo metu 44 metais bažnyčia buvo gerokai sužalota, bet pokario metais kunigas Mažeika jas remontavo. Nepriklausomybės metais bažnyčia buvo mėgiama, gausiai lankoma jaunimo ir kareivių. Jinai veikė iki 49 metų. Bažnyčios komitetas ilgai ją gynė, bet Stalino laikais neįmanoma buvo ką nors apginti. Bažnyčia buvo uždaryta, paversta šokių sale, paskui sandėliu, o vėliau parodų rūmais. 88 metų rugpjūčio 8 dieną į miesto vykdomo komiteto pirmininką pareiškimu kreipėsi kurijai ir miesto kunigai. Susidaręs bažnyčios komitetas daug sykių ir ryžtingai atakavo tuometinę valdžią ir laimėjo. Čia be galo paini įtempta buvo kova. Pavyzdžiui, partija viešai pareiškė, kad mananti atiduoti, bet vykdomojo komiteto pirmininkui sako neduoti, kad atseit trūksta pastatų, paveikslų galerijai ir panašiai. Tik tai tas persilaužimas, didžiulis tautinis judėjimas nebeleido manipuliuoti komunistų valdžiai ir jin privalėjo nusileisti, atiduoti. 89 metais balandžio 24 dieną raštu oficialiai sugrąžinta tikintiesiems. Birželio mėnesį pradėta didžiuliai, milžiniški darbai. Reikėjo perdirbti visą interjerą, išversti begalybės sienų. Iškasėm požeminės sales. Išaugo prieangis. Kapitalinis remontas buvo užbaigtas 1990 metų birželio 10 dieną Trejybės atlaidams. Sunku, baisu pagalvoti apie tą juodą, kruviną darbą. Kiek žmonės aukojosi po plytą, po akmenį nešė. Nepaprastai geri tie žmonės. Tik gaila, jų buvo mažuma. Jeigu visi būtų atėję, visas miestas, pasidalinę po kropelę, būtų lengviau. Bet ta mažuma nugali. O dabar pasinaudos ir visi, ir dauguma. Koks ilgas ir sunkus Lietuvos bažnyčios kelias, jį kankinė, jinai šventoji. Ir kas tave išduodavo? Tie patys Lietuvos vaikai, kuriuos tu myli. Dabar jinai balta, gražilė gulbė, miesto vidury. Planuoja, turim svajonę, įrengti, dar pagražinti. Pagaliau, kas bus, pamatysi. Čia tokia trumpa istorija, labai trumpa. Istorija jo sunki. Kalba Jonas Kurnickas. Prasidedant tautiniam atgimimui, vis tankiau tekdavo matyti, kadangi aš čia šalia gyvenu, kaip bažnyčia apjuosdavo tiesiog būrys tikinčiųjų su žvakėm rankose. Melsdavosi, tiesiog, suprato tuometinė miesto valdžia, kad, atkakliai yra kovojama už tai, kad būtų sugrąžinta bažnyčia tikriesiems jo šeimininkams. Klebonas šiai bažnyčiai atstatymo darbams kunigas Robertas Pukenis. Tuo metu jis vadinamas dvasios milžinų architektų. Kada susirinkom pirmas iki gal, kai jau buvo grąžinta bažnyčia, čia vietoj bažnyčioj
mane klebonas paskyrė darbų organizatoriumi, vykdytojumi, kadangi čia aš arti gyvenu, šalia ant Šventoriaus, turiu telefoną, sako, labai čia bus gerai. Ir užvėrė darbas. Darbo diena prasidėdavo 8 valandą ryto ir baigdavos taip nakties po 12, reiškia, iki 24. Mes kiekvieną dieną su klebonu susitikdavom bent daug kartų. Aptardavom čia vietoj, ko trūksta, paskui gale dienos, kada darbo diena baigdavosi, tada aš jam aprodydavau, kas yra padaryta ir tardavomis rytdienos darbams. Klebonui, kaip sakant, didžiausiai rūpestis slėgė pečius aprūpinti atstatomą bažnyčią statybinėmis medžiagomis, technika, darbo jėga, reikėjo ir specialistų. Tada visi kybo į darbą, tiesiog su tokiu patriotiškumu, dvasios pakelimas tiesiog. Tada buvo jaunimas, ypač jaunalietuviai, tremtiniai, pavieniai žmonės, šeimomis. Tiesiog kiekvienas lėkė, atsidavę, dirbo sąžiningai, stengėsi kuo daugiau atlikti darbų. Kaip bitutės avilė sudūzgė. Vieni aukojo pinigus, kiti aprūpindavo mus darbo įrankiais, ko trūkdavo, klausdavo manęs. Pamenu, viena močiutė senutė atėjo, susirado mane išvagoto veido. Sako, vaikeli, norėčiau, sako, aš prisidėti prie bažnyčios atstatymo. Tačiau, sako, mano jėgos jau nebe tos, negaliu prisidėti. Sako, aš skiriu visas savo gyvenimo santaupas bažnyčios atstatymui. Žinot, negaliu apsakyti, kaip širdį, ką aš tada jaučiau. Paminėti, katakombinė salė iki to laiko nebuvo bažnyčiai įrengta ten apačioj rūsio. Žmonės su kastuvais, kibirais išnešė 1000 kubinių metrų grunto. Viską rankomis. Tiesiog čia ir nebuvo, nei technikos nebuvo galima. Vėliau čia arčiau buvo statomas, čia kasama jau technikos gavom, priestatas, prieš priestatą čia buvo rengiamas 2 šarvojimo salės su visom pagalbinėm patalpom. Po to įrengus šitas salės buvo pastatytas priestatas, kaip matom. Bažnyčiai įrengti balkonai. Taip pat įvestas centralinis apšildymas. Žodžiu, analogiškai buvo tvarkoma ir klebonija. Čia taip pat iš naujo buvo perdėtos grindys, lubos, visur iškalta mediena, dailylentin, įrengtas taip pat įrengti garažai, skalbykla po kleboniją, po patalpom. Ir artėjo ta atšventinimo valanda. Įvairių sugrįžimų būta ir yra, ir bus, iškentėtų, lauktų, netikėtų. Grįžta žmonės, vardai, net prarasti ir atimti daiktai. Grįžta tikėjimas ir pasitikėjimas, nustumdamas nebūtin, viliamės. Daug negerumo ir neteisybės. Tai nebūna pikta mūsų atmintis.
teisybės atstatymą tesuteikia apsivalymo palaimos pojūtį. Tačiau tai nebūna teisuoliai aukščiau klystančiųjų, o kenčiantieji tai nesusiduria su abejingaisiais. Šventos Trejybės bažnyčios atšventinimo iškilmės įvyko 1990 metais birželio 10 dieną, o bažnyčios bokštas pasipuošė naujai pagamintu Kryževičiaus kryžiumi.
Tautinio atgimimo banga nešė visus. O po tiek metų tylos ir bažnyčia prabilo drąsiai ir ryžtingai. Atsivėrė durys ne tik šventoms mišioms, bet ir koncertams, įvairiems renginiams. Viskas šioje bažnyčioje įvyks pirmą kartą. Šventos kalėdos, pirmoji komunija. Birželio mėnesį 10 dieną Panevėžio miesto švenčiausios trejybės bažnyčioje po šventinimo pamaldų atkurtos miesto Šiaulių sąjungos rinktinės nariai prisiekė Dievui ir Lietuvai. Kiekvienas dalyvavęs tarė priesaiko žodžius, bučiavo Lietuvos centrinio štabo vėliavą. Šauliai ir savanoriai kreipėsi jo ekscelenciją vyskupą Juozapą Preikšą, prašydami, kad kunigą Robertą Pukenį skirtų šaulių ir savanorių kapelionų. Kiek aukų sudėta ant laisvės aukuro, kiek išniekinta šventovių, kurios iki šiandien šaukėsi mūsų pagalbos. Neišimtis ir ši šventovė, kuri buvo ilgus dešimtmečius išniekinta. Nors tikintieji jie gynė, darė įvairius žygius, bet niekas jų balsų neišklausė ir prieš 40 metų nebuvo uždaryta ir išniekinta. Tik prieš metus laiko įgrąžinta ir energingo jos klebono kunigo Roberto pastangomis nuoširdžių panevėžiečių darbės aukomis ir vėl atsistojo miesto centre balta kaip gulbė ir šiandien tapo atšventinta. Šią progą ir norėtųsi padėkoti už didžiausią naštą kunigui klebonui Robertui ir tiems panevėžiečiams, kurie savo laiką, lėšas ir darbą aukojo, kad ši šventovė šiandien įsijungtų į kitų Panevėžio šventovių gretas. Nuo šios dienos ši šventovė atveria savaitę duris ir mes išgirstame aiškius Kristaus žodžius. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate sveiki, ir aš jus atgaivinsiu. Ačiū, kad jūs su mumis, kad atšventinate šią bažnyčią, kad palaiminate mus ir atnešėte mums šventumą, ramybę, džiaugsmą, kad savo buvimu, žodžiu ir širdimi kalbate mums. Visų vardu ačiū jums.
Prisiekiu visagalio Dievo akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Šaulių sąjungos nario pareigas, ginsiu Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nuo visų jos priešų, nesigailėdamas nei savo sveikatos, nei gyvybės, tiksliai vykdysiu įstatymus ir savo vadovybės įsakymus. Saugosiu patikėtos man paslaptis, niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu, jokių žinių jiems neteiksiu, saugosiu šalies gerovę, visur elgsiuos kaip geram, klusniam ir narsiam šauliui, elgtis pridera ir visada nuoširdžiai dirbsiu tėvynei Lietuvai. Jūsų eminencija, garbūs ganytojai, mėly broliai ir seserys, šiandien mums visiems yra ypatinga diena. Ypatinga tuo, kad ją galima pavadinti išsilaisvinusios dvasios puota. Puota atgautoj, atšventytoj šventykloj. Mėly žmonės, jūs pirmieji savo krašte pradėjote įkilnų žygį. Aš atvirai pasakysiu, sunku be jaudulio kalbėti šiandien. Pirmą kartą mes dalyvaujam atšventinimo apeigose ir manau, kad šis žygis tęsis per visą Lietuvą. Kiekviena diena atneša kažką naujo. Bažnyčios atšventinimo metu buvo pašventintas Blaivybės kryžius, o 1990 metais rugsėjo 9 dieną Klaipėdos gatvėje pašventintas Gyvojo Rožančiaus narių atstatytas Pavasarininkų kryžius. Dalyvavo poetas ir aktorius Kęstutis Genys. Kaip auga Lietuvos žemėje kryžiaus medis, pasodintas Vytauto ir Jogailos didvyrių Bočio apgintas, tremtinių partizanų apraudotas, piktųjų degintas, kapotas, bet gyvas išlikęs mūsų širdyje. Istorijos ratui pasikeitus, tu vėl iškyli į mūsų akivaizdą, papuošdamas tėvynės veidą. Pavasarininkų kryžius tai reiškia, kad Lietuvio katalikiškos organizacijos kryžius, kurios tikslas buvo Dievui ir tėvynei. Prieškariniais metais turėjo apie 55 000 jaunimo, švietėjiška organizacija, daug pašaukusių savanorių ginti Lietuvos laisvę. Taip pat Vytauto didžiojo metais 1930-aisiais daug pastatė kryžių, tikriausiai ir šis iš anų metų. Tad prabilk, manoji tauta, pavasarininkų himno žodžiais. Nauji laikai mums spindi, žyba, laisva, galinga Lietuva, už Bočių žemę ir tikybą. Nepriklausomybės kontūrai ryškėja, kai deputatai ir naktį dirbdami kūrė įstatymus, galvoja, kaip palengvinti mūsų socialinę būklę, kaip apsaugoti nuo svetimųjų elementų mūsų lietuvišką ąžuolą. Ir tam, kad kontūrai siena būtų saugi, reikalinga rikiuotė. Ir kad pergalę laimėtume, reikalinga malda. Kad pergalė būtų laimėta be kraujo, reikalingas ypatingas Dievo palaiminimas. Reikia, kad jūsų būtų visada nuolat bažnyčioje daug, kad žydėtų gyvos gėlės. Kaip viduramžiais
riteriai prisiekdami priplaukdavo prieš kunigaikštį ar karalių ir dėdavo ant kalavijo 3 pirštus. Pirmas lenkimas reiškia, aš ginsiu šventąją žemę Jeruzalę nuo musulmonų pagonių. Antras pirštas priesaikos reiškia, aš ginsiu kaip riteris našles nuskriaustas moteris. Aš garbingas žmogus. Ir trečias, aš saugosiu moters garbę, savo vyro garbę. Nors laikai pasikeitė, parafrazuojant ir mums reikia pirmojo priesaikos žodžiu ginsiu Lietuvos sienas nepriklausomybę. Jeigu mes nekartosime žodžio ginsim, tada priešai iš Maskvos to ir lauks. Vadinasi, vėl bus galima grūsti vagonus, jie nesigins. O jeigu mes 500 milijono rankomis susikabinsim, širdis prie širdies, taip kaip prie parlamento, ir vėl priešas atstos. Tik mūsų vienybė, tik mūsų sąmoningumas, kad gali tą Lietuvos laisvės ąžuolą apsaugoti. Ir antruoju priesaikos žodžiu, aš ginsiu tėvynę nuo dvasios ubagų, o jų šiandien yra be galo daug. Tai tie, kurie kartoja, kad atseit gimsta diktatūra. Kur matot diktatūrą? Už tai, kad kas ką nori darom, kad nekūrė autonomijas, kad omonininkai siaučia, kad dešiniai deputatai nori socialinės teisėtvarkos. Kur jie mato diktatūrą? Tai pasityčimas į Sibiro tremtinių kankinių. Tai šitą rikiuotę reikalinga įrodyti, kad dvasios ubagais susiprotėtų. Ir trečia, kova turi būti kryžiumi paženklinta, kad taigi Mahatma Gandhi taktika, ką mes susirinkome, ir pagarba, ir aš be ginklo karys. Taip džiugu jūs matyti jūsų darbą, jūsų ir pasiaukojimą. Manau, kad net vilsite, suprasite, ką reiškia priesaika. O Lietuva žvėtra balsuoja, atsiliepė migloje, užėlusio partizano kape, surinkom kaulelius, paminklus kryžius statėm, kad šviestų ir tamsiausią naktį tas ąžuolas šlamėtų. Atsiliepsime drauge, šventindami savanorių vėliavą. Koks giedras tėviškės dangus, viešpatie laimink mus. Koks gražus tėvynės veidas, kokios tyros šviesios jūsų akys. Nors nespėjom programos perikiuot, bet jūsų daug. O kur daug, kur tauta, ten ir mūsų pirmininkas, mylimas, brangus prezidentas. Laisvės simbolis, savo ištakom lietuvybės įsikūnijimas, savo talentingų darbo padovanojo ne tik Čiurlioniui, bet tėvyniai Vainiką. Kokia nuostabi knyga Vainikas Čiurlioniui. Tai jaunimas, tai jums įrodymas, kaip galima tarnauti ir mylėti net pačiom sunkiausiam sąlygom, neprarandant asmenybės, tėvyniai tarnauti. Ir kilusi laisvės audra iškėlė pirmininko būrę, kad plauktume drauge į laisvą krantą, į pažadėtą žemę.
Nereik. Ten dabar mes kalbiname šios bažnyčios zakristijoną, dalyvaujančiame pakeliant varpą. Paprašysime jūs patį prisistatyti, pasisakyti pavardę, vardą. Švilpos Zenonas. Mano nuomonė, kad turbūt retas panevėžietis žino tokį atvejį, kad matytų, jog pakeliamas į bažnyčios bokštą varpas. Tai nieks nepamena tikrai. O jums pačiam neteko? Aš Kaune mačiau, kaip kėlė, bet kaip per dūmus prisimenu, dar su mama, kai buvau, kėlė šitą laisvės varpą. Mažas vaikas buvo? Mažas, gal kokių 5-6 metų, tik per dūmus prisimenu, kad kėlė. Tuomet iš šito įvykio įspūdžių turbūt jokių nėra likę? Ne, nu kurgi ten bus dėlė. Ką 6 metų laikas atsimys čia labai. Ne, neatsimenu tikrai. O šioje bažnytėlėje jūs nesenai dirbat, neprisimenat, kai bolševikų buvo išgabentas pirmasis? Neprisimenu. Tai ten buvo uždarytas, čia buvo sandėlis. Šokių salė, sandėlis buvo, tik tiek atsimenu aš. Dėkojam, ačiū. Prašau. Šventos Trejybės bažnyčioje verda gyvenimas, įvairūs renginiai, šventės, bet ir vėl laukia nauji darbai. 1992 metais 7 mėnesio 1 dieną prasideda Marijonų koplyčios ir viso pastato remonto darbai, o 1992 9 mėnesio 6 dieną Marijonų koplyčia jau buvo atšventinta. Taigi, 1992 metais Liepos 1 dieną kunigas Robertas Pukenis pradėjo Marijonų koplyčios ir viso pastato remonto darbus. Štai taip atrodė Marijonų vienuolynas ir koplyčia bolševikmečio laiku, buvęs sandėlys, o vėliau dailės mokykla. Vyksta dideli darbai, nuo pamatų ligi stogo. Čia vėl darbuojasi tie patys nenuilstantys entuziastai, kurie savomis rankomis, plyta po plytos ar vinis po vinies atstatė dar vienus Dievo namus. Gal įgavo didesnę statybininkų patirtį po rekonstrukcijos Šventos Trejybės bažnyčios, o su patirtimi ir nuovargis, ir pūslės ant delnų, bet siela tai jaunai atgimusi. Čia pagrindiniai darbininkai tai moterys, močiutės ir paaugliai, kurie dirbo nereikalaudami jokio užmokesčio.
kunigas Robertas Pukenis, archyvinė medžiaga. Nieko, prikelsim, atkursim Lietuvą, nesivaizduoja Lietuvos be šventovių tylos, be grožio, be gėlynų, čia koplyčia. Jau ruošiami daromi vitražai, naudoju senas medžiagas, kurios liko iš trejybės, tai tik viena pagrindinė pagalba, galbūt tiesiog neįmanoma, jeigu nesutaupęs, neturėčiau atsargų iš tų remontų. Ir botanikos sodelis, ar kitaip vadinkim, kad galėtų ateiti vaikų darželio vaikai, su auklėtėm, pabūt pavėsyje, pakrikštaut vaikai, ne gatvėse, ne ant asfalto, bet čia. Atrodo, bus patogiausia 13 darželio vaikučiams. Gal įkursim skulptūrų parką. Ne taip lengva, todėl aš taip nedrąsiai apie ateitį kalbu, ne taip lengva visą tai padaryti. Liktai skulptoriai žada. Na ir klasės skirsim, leisim mokytis jaunimui, galbūt kažkokią kolegiją. Tai ne nuo manęs vieno priklauso, bet irgi yra vilčių. Ką matėte Palėpėj, čia gali būti pasakiškas Rūpintojėlių muziejus, kurio nėra Lietuvoje. Visa ta Palėpių kvadratūra, tas didžiulis plotas Rūpintojėliams, tai irgi kultūrinis bruožas. 1992 metais rugsėjo 6 dieną Marijonų koplyčia buvo atšventinta.
Lietuva, gražuolė, ateik į pievų takeliu, aš priskinsiu tau gėlių, juk žinai, kad myliu amžinai. Kai pirmą kartą motinai parodžius Kristaus superžvaigždę, ėjome drauge sutikti aušros ir sulaukėm jos, ar liepom šlamam, ar krintant medžio lapams, visada žavi kryžkeliai rytų ir vakarų, ant Baltijos krantų teskamba varpas. Kilkite ir kelkite visus įamžiną kovą apginti Lietuvos nepriklausomybę. Tai neužgesta amžinoji aukro ugnis, mums duotos rankos dar sukurti nuostabę šventovę, kuri vadinasi tėvynė. Pagarba visiems, kurie likote ištikimi tiesai ir Kristui, ir atleiskite man, jeigu ką apvyliau, nes likimas labai daug sudaužė svajonių. Nešu tau viešpatie rytmečio žarą ir vakaro saulėlydį, kad būtų čia gera, ramu. Ir dar keletas minčių iš kunigo Roberto Pukenio knygos Metų spalvos. Prieš tardamas Kristui karaliui žodį susikaupiu, ieškau brangaus įkvėpimo maldoj poezijoj čiurlionio paveikslų albume. Kiekvieną sekmadienį iš perskaitytos Evangelijos mes susidarom Kristaus vaizdą, piešiam tavo veidą, pasakiškai stabų, o iš tikrųjų tu buvai paprastas, kasdieniškas, jautrios širdies. Visi protingieji jo ieško, o laimingieji jį ir myli. Kristaus pagrindinis bruožas yra meilė dangiškam tėvui, žmogui ir pasauliui. Kristumi prasideda krikščionybės istorija, nuostabiausios meilės liudijimas. Ir kiek mokame mylėti, tiek esame panašus į Kristų. Tai krikščionybės esmė. Šiandien pasaulyje taip maža meilės, laisvės, teisingumo ir taikos. Mes visad laimės alkani keleiviai žemės keliuose. Mums besiruošiant pasakyti gražiausius žodžius apie meilę, prabėga gyvenimas. Taip ir nepasakom. Praeiname abejingi pro kryžių, nepalenkę galvos, pro bažnyčią nesukalbėję maldos, pro kenčiantį žmogų neištiesia pagalbos rankos. Tarsi būtume ne vienos tėvynės broliai, ne tos pačios saulės vaikai. Mūsų vienija tik gyvas tikėjimas į Kristų, meilė ir teisingumas.